Sveikas, Gabrieliau. Labas. Turiu tau kelis klausimus, gal turi laisvą minutę? Tikrai taip. Kodėl pasirinkai farmacijos specialisto kelią? To tokio vieno atsakymo kaip ir nėra, todėl esu linkęs sakyti, jog tai buvo vidinis pašaukimas. O ko išmokai pradėjęs dirbti vaistinėje? Ką reiškia dirbti komandoje ir kaip reikia dirbti komandoje. O kur tave galima sutikti po darbo valandų? Dažniausiai mane galima rasti kavinėje, geriant kavą, skaitant arba rašant. Jeigu farmacija būtų literatūra, kokio žanro knyga tai būtų? Būčiau linkęs manyti, jog tai galėtų būti egzistencialistinis romanas, sprendžiant iš to, su kokiais klausimais ateina pacientai. Dažnai jie klausia, ar galima tikėtis pasveikti, ar tas gydymas padės. Ir tie tokie klausimai, parodo žmogaus tą egzistencinę prasmę. O tavo nuomonė, kokios 3 savybės yra svarbiausios farmacijos specialistui? Empatija, drąsa nebijoti pasilikti su žmogaus baimėmis, bei gera nuotaika. Kas tavo manymu yra gražiausia farmacijos specialisto darbe? Tie momentai, kuomet sugrįžta pacientai ir pasako ačiū sutiktą pagalbą. O koks įsimintiniausias šių metų momentas Eurovaistinėje? Galbūt tai, jog teko suteikti pirmąją pagalbą paaugliui. Gal galima plačiau? Į vaistinę bėgo 3 paaugliai, vienam iš jų buvo prakirstas kelias ir teko stabdyti kraujavimą ir bintuoti koją. Na ir galiausiai, kaip vienu sakiniu apibūdintum savo darbą? Kiekviena diena atneša vis kažką naujo, o tai suteikia galimybę augti ir tobulėti. Ačiū tau. Iki. Ačiū. Iki.